Muminuko tėčio memuarai, 6 skyrius, kuriame aš įkuriu koloniją ir išgyvenu krizę, o kartu šaukiu vaiduoklį į siaubo salą. Ilgai nepamiršiu to ryto, kai Fredriksonas gavo skubę telegramą. Tas rytas prasidėjo ramiai ir maloniai. Mes sėdėjome gerdami kavą jūros orkestro vairininko būdelėje. Aš irgi noriu kavos, tarė klipdasiukas, leisdamas burbulus savo pieno stiklinėje. Tu per mažas, meiliai paaiškino Fredriksonas. Beje, siūsime tave namo pas mamą po pusvalandžio su pašto garlaiviu. Argi, ramiai pratarė klipdasiukas ir toliau burbuliavo pieno stiklinėje. Bet aš liksiu su jumis, sušuko Miumlos duktė, kol užaugsiu. Paklausyk, Fredriksonai, ar tu negali išrasti kokių vaistų, kad Miumlos pasidarytų baisiai didelės? Visai neblogai ir maža Miumla, pasakiau aš. Mama irgi taip mano, nusileido ji. Ar žinote, kad aš atėjau į šį pasaulį kriauklėje ir buvau nedidesnė už vandens blusą, kai rado mane savo akvariume? Ir vėl meluoji, papriekaištavau aš. Puikiai žinau, kad į pasaulį ateinama iš mamos vidaus, tūnai ten kaip sėkla obuolyje ir negalima laive laikyti Miumlų, tai neša nelaimę. Tuščios šnekos, pasakė Miumlos duktė nerūpestingai ir siurbtelėjo didesnį gurkšnį kavos. Raštelį su adresu pririšome klipdasiukui prie uodegos ir pabučiavome jam į nosį. Šlovėjam, kad nė vieno neįkando. Perduok nuo mūsų labų dienų mamai, tarė Fredriksonas, ir negraužk pašto garlaivio. Ką jis, nemanau, laimingas pažadėjo klipdasiukas. Ir jis iškeliavo kartu su Miumlos dukterimi, kuri turėjo prižiūrėti, kad jis tvarkingai įsėstų į garlaivį. Fredriksonas išskleidė pasaulio žemėlapį ant vairininko būdelės stalo ir kaip tik tada kažkas pabeldė į duris ir griausmingas balsas sušuko. Telegrama, skubi telegrama Fredriksonui. Už durų stovėjo storpilvis Hemulis iš karališkojo patvaldžio parko. Be galo santūriai Fredriksonas užsidėjo kapitono kepurę ir nutaisęs rimtą miną perskaitė savo telegramą. Joje buvo parašyta: Mes sužinojome, kad Fredriksonas yra išradėjęs Dievo malonę taskas, tesiteikia jis skirti savo talentą patvaldžio tarnybai sauktukas skubu taskas. Atsiprašau, bet jis, tas karalius, nelabai raštingas, pasakė Rodjūras, kuris buvo išmokęs skaityti užrašą ant kavos dėžutės. Maxwell House Coffee, High Grade, 1 pound. Ir taip toliau tuo laiku, kai ji dar buvo mėlyna, savaime suprantama. Skubioje telegramoje niekuomet nebūna nei taškų, nei paukščiukų, paaiškino Fredriksonas. Nėra kada jų dėlioti, atvirkščiai. Tai nepaprastai puiki skubi telegrama. Jis susiieškojo plaukų šepetį už naktauzo, atsisėdo ir ėmė šukuoti ausis taip, kad gaurų kuokštai tik lakstė po visą vairininko būdelę. Ar galiu sudėlioti visus taškus ir paukščiukus savo telegramoje? Tavo telegramoje, paklausė Rodjūras. Fredriksonas neišgirdo. Jis kažką murmėjo ir valėsi šepečių kelnes. Paklausyk, atsargiai pasakiau aš. Jeigu imiesi ką nors išradinėti patvaldžiui, tai negalėsime plaukti toliau, o gal galėsime? Fredriksonas išsiblaškęs kažką burbtelėjo. O išradimams reikia daug laiko, ar netiesa? Klausinėjau toliau. Kai Fredriksonas neatsakė, galutinai nusiminę sušukau. Bet koks tu nuotykių ieškotojas, jei gyveni vis toje pat vietoje? Juk tu nori būti nuotykių ieškotoju, ar nebenori? Bet Fredriksonas atsakė. Aš noriu būti išradėju. Noriu išrasti skraidantį upėlaivį. O man ką tada veikti? Paklausiau. Tu ir visi kiti juk galite įkurti koloniją? Maloniai pasiūlė Fredriksonas ir išėjo.
Ta pačia popietę Fredriksonas persikėlė į staigmenų parką ir pasiėmė jūros orkestrą. Tik vairininko būdelė vieniša liko kėpsoti ant kranto. Patvaldžio gvardija laive įrengė atrakcionus ir viską apsupo itin didelę paslaptimi ir 8 naujomis akmenų sienomis, su didžiausiu susižavėjimu pastatytomis valdinių. Daugybė vežimėlių su įrankiais, kelios tonos krumpliaračių, 1000 tonų plieninių spyruoklių keliavo po teritoriją. Fredriksonas pažadėjo Patvaldžiui antradieniais ir ketvirtadieniais išradinėti mechanizmus, kurie gąsdintų valdinius. Kitų laikų jam buvo paliktos laisvos letenos upėlaivio kūrimui. Apie visą tai aš sužinojau tik po tam tikro laiko. Aš jaučiausi pamestas. Vėl pradėjau abejoti Patvaldžiu ir nebegalėjau žavėtis karaliais. Ir net supratimo neturėjau, ką reiškia tas keistas žodis kolonija. Galiausiai nuėjau ieškotis paguodos į Miumlos namus. Sveikas, tarė Miumlos duktė, kuris stovėdama prausė su žarna savo mažuosius brolius ir seseris, atrodo lyg spanguolę suvalgęs. Aš jau nebe nuotykių ieškotojas, aš steigiu koloniją, atsakiau niūriai. Šitkaip? O kas tai yra? Paklausė Miumlos duktė. Nežinau, sumurmėjau. Matyt, kokia nors negirdėta kvailystė. Tikriausiai kur kas geriau iškeliauti su hatifnatais vienišam, lyg Samumas ar jūrų erelis. Tada aš keliauju su tavim, pareiškė Miumlos duktė ir liovėsi liejusi vandenį. Bet tu gerokai skiriesi nuo Fredriksono. Tariau balsu, kuris toli gražu netitiko mano minčių. Kurgi ne? Linksmai sušuko Miumlos duktė. Mama, kur tu? Kur ji vėl dabar nulindo? Labas, pasisveikino Miumla ir išlindo iš medžio lapijos. Kiek mažylių išprausiai? Pusę, pasakė duktė. Kita liko, nes va šitas trolis paprašė mane palydėti jį į kelionę aplink pasaulį, nes jis vienišas lyg Samumas ar Kikilis. Ne, suprantama, labai sunerimę sušukau aš, visai ne tai turėjau galvoje. Na, kaip jūrų erelis, pataisė Miumlos duktė, tačiau jos mama nustebusi sušuko. Ką tu kalbi? Tai nepareisi pietų? Ak, mama, pasakė Miumlos duktė, kai tu mane pamatysi, aš jau būsiu pati didžiausia Miumla pasaulyje. Ar dabar pat keliaujam? Rimčiau viską apgalvojus, tai gal vis dėlto geriau steigti koloniją, silpnu balsu pratariau aš. Gerai, žvaliai sutiko jį. Tai mudu kolonistai. Žiūrėk, mama, aš esu tikra kolonistė ir tuoj pat išsikraustau iš namų. Brangūs skaitytojai, tik linkėdamas jums gero, patariu itin saugotis Miumlų. Jos nepaprastai visko domisi ir niekaip negali suprasti, jog tu jomis nekiek nesidomi. Taigi net nenorėdamas turėjau įsteigti koloniją su Miumlos dukterimi, Rodjūru ir Juksaru. Mes susirinkome Fredriksoną paliktoje vairininko būdelėje. Tai va, tarė Miumlos duktė. Aš pasiklausiau mamos, kas per daiktas tas kolonistas ir įmano, kad turi gyventi labai ankštai, nes vienišam būna siaubingai bloga. O vėliau kolonistai pradeda kraupiai pyktis, nes vis dėlto bartis kur kas smagiau negu gyventi nesibarant. Mama mane perspėjo. Po šių jos žodžių stojo nepritarianti tyla. Ar jau ir mums pradėti pyktis, baimingai paklausė Rodjūras. Aš nemėgstu pyktis, atsiprašau, bet pyktis taip liūdna. Nesąmonė šnekat, sušuko Juksaras. Kolonija tai tokia vieta, kur gyvenama taikiai ir ramiai, ir kuo toliau vienas nuo kito. Kartais nutinka kas nors nepaprasta, o vėliau vėl viešpatauja taika ir ramybė. Pavyzdžiui, galima gyventi obelyje. Dainos ir saulė, o rytą miegi ilgai, na jūs suprantate, negyvos dvasios, kuri sukiotųsi aplinkui ir nurodinėtų, kas svarbu ir ką reikia padaryti ir ko negalima kaišioti. Leidžiame elgtis taip, kaip tik kolonistai moka. Ir jie moka? Paklausė Rodjūras. Žinoma, svajingai atsakė Juksaras. Leidžiama gyventi ir viskas. Auga apelsinas, skleidžiasi gėlės,
Ir kada nekada gimsta naujas juksaras valgyti apelsinų ir uostyti gėlių. Ir visada šviečia saulė. Ne, tai ne kolonija, sušukau aš. Man regis kolonija tai laisva bendryja. Bendryja, kuri padaro kažką negirdėtai nuotykingo ir truputį siaubingo. Ką nors, ko niekas kitas nebuvo išdrįsęs. O ką? Susidomėjo Miumlos duktė. Pamatysite, paslaptingai pasakiau aš. Kitą penktadienį apie vidurnaktį. Ateisite ir būsite priblokšti. Radjūras sušuko valio, Miumlos duktė suplojo letenomis. Bet pati baisiausia tiesa buvo ta, kad ne jokio supratimo neturėjau, kuo nustebinti juos į kito penktadienio vidurnaktį. Mes iškart tapome absoliučiai savarankiški. Juksaras įsiropštė į obelį prie pat Miumlos namų. Miumlos duktė pareiškė, kad kiekvieną naktį miegosinti naujoje vietoje, kad jaustųsi nepriklausoma, o Radjūras ir toliau gyveno savo kavos dėžutėje. Aš gana liūdnas įsikūriau vairininko būdelėje. Būdelė stovėjo ant vienišos salos pakrantėje ir labai panešėjo į išmestą sudužusio laivo skeveldras. Tartum dabar matau, kaip aš stovėjau ir žiūrėjau į seną Fredriksono instrumentų dėžę, kurią patvaldžio Hemuliai išpeikė, nes ji nebuvo pakankamai puikiai rūmų išradėjai. Aš mąsčiau. Dabar man reikia išgalvoti, ką nors, kokią keistenybę panašiai į Fredriksono išradimus. Kaip man nustebinti savo kolonistus? Jie laukia, netrukus bus penktadienis, o aš tiek prisigyręs, koks esu talentingas. Tuo metu man buvo labai bloga, žvelgiau į pro šalį plūstančias bangas ir vaizdavausi, kaip Fredriksonas tik stato ir stato, visą laiką kuria naujus išradimus, galutinai mane pamiršęs. Beveik troškau, kad būčiau gimęs Hatifnatu po nežinomomis ir klaidžiojančiomis Hatifnatų žvaigždėmis. Ir kad niekas šito nieko nesitikėtų iš manęs, o aš irgi galėčiau traukti nepasiekiamo horizonto link, bežadis ir ničnieko nesidomėdamas. Liūdesio kamuojamas pratūnojau iki sutemų. Tada pradėjau ilgėtis draugijos ir nužingsniavau per kraštą, per sienas, kurias patvaldžio valdiniai vis dar netvarkingai tebestatė, užkandžiaudami iš pasiimtų krepšių. Jie visur kūreno nedidukus lauželius, vienur kitur sproginėjo pačių darbo raketos ir dauguma kaip paprastai šaukė valio savo karaliui. Eidamas pro Radjūro dėžutę, išgirdau, kaip jos gyventojas drožė nepabaigiamą monologą pats savo. Kiek supratau, kalba sukosi apie tam tikrą sagą, gal ovalę. Juksaras miegojo savo medyje, o Miumlos duktė matyt lakstė kur nors po laukus, norėdama pademonstruoti mamai, kokia ji savarankiška. Pasijutęs nė trupučio nereikalingas niekam, nuėjau į staigmenų parką, kurį gaubė goditila. Kriokliai buvo išjungti, žibintai užgesinti, karuselės snaudė po dideliu rudu gaubtu, patvaldžio sostas irgi tūnojo po gaubtu, po juo stovėjo rūkų sirena, žemė dengė karamelių popieriukai. Tada išgirdau plaktuko smūgius. Fredriksonai, sušukau, bet jis kalė savo toliau. Tuomet sūkiau su sirena. Po valandėlis iš prietemos išlindo Fredriksono ausis ir jis tarė: negausi pažiūrėti, kol nebaigsiu, pasiankstinai. Ką tu? Aš neketinu žiūrėti tavo išradimo, gailiai pasakiau. Aš noriu pasikalbėti. Apie ką? Paklausė jis. Truputį patylėjau, o paskui pasakiau: mielasis Fredriksonai, ką iš tikrųjų veikia laisvas nuotykių ieškotojas? Ką tik nori, atsakė Fredriksonas. Ar jau viskas? Aš šiek tiek skubu. Jis maloniai pamosavo ausimis ir vėl dingo prietemoje. Netrukus vėl išgirdau kalant, parkiutinau namo. Mano galvoje knibždėjo minčių, kuriomis dėja visai nesugebėjau pasinaudoti ir pirmą kartą nejutau pasitenkinimo galvodamas apie save. Nugrimzdau į didžiulio liūdesio būseną, kuri ir vėliau apimdavo mane tam tikrais gyvenimo momentais, kai kas nors kitas nuveikdavo šiek tiek daugiau negu aš. Bet tam tikrą prasme ši būsena buvo man labai įdomi ir aš numaniau, kad šiaip ar taip tai liudija mano talentingumą.
Pastebėjau, kad tuomet, kai būnu apsiniaukęs, toks kaip naktis, dūsauju ir spoksau į jūros tolius, jaučiuosi ko nemaloniai. Puikiai moku savęs gailėtis, patrauklus išgyvenimas. Bet net ir liūdėdamas nejučia ėmiau šitą keisti vairininko būdelėje. Pasinaudodamas Fredriksono įrankiais ir vienu kitu ant kranto išmestų lentgalių. Man pasirodė, kad būdelė per žema. Šitoje liūdna mano vystymuisi tokia svarbi savaitė praėjo. Aš kaliau ir maščiau, pjoviau ir maščiau, bet nesykio neišgirdau klakt. Jūs žinote, ką tai reiškia. Ketvirtadienio naktį švietė mėnesiena. Naktis buvo tyli, net patvaldžio valdiniai nuvargo šaukdami valio ir degindami fejerverkus. Aš pabaigiau meistrauti laiptus į antrąjį aukštą ir sėdėjau prie lango, susiėmęs nosį letenomis. Viešpatavo tokia tyla, kad girdėjusi, kaip gauruotos naktinės peteliškės tvarkosi sparnus. Ir tuomet žemai ant smėlėto kranto išvydau kažkokią baltą būtybę. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodė kaip hatifnatas, bet kai jis sėlinančiais judesiais pritikino artyn, pamačiau tai, nuo ko man ant pakaušio pasišiaušė plaukai. Būtybė buvo perregima. Aš galėjau aiškiai matyti pro jos kūną akmenis, o šešėlių ji neturėjo. O jeigu dar pridursiu, kad ji buvo apsisiautusi kažkuo panašiu į ploną baltą užuolaidos audeklą, tai kiekvienam bus aišku, kad pamačiau vaiduoklį. Susijaudinęs atsistojau, aš užrakinau duris apačioje. Ar užrakinau? O gal vaiduoklis gali šmurkštelėti per jas kiaurai? Kur man dėtis? Sugirgždėjo laukų jas duris, šaltas skersvės nuskriejo laiptais ir palėtė mano pakaušį. Paskui aš abejojau, ar iš tikrųjų išsigandau, matyt, tik pamaniau, kad atsargumas nepakenktų. Todėl ryžtingai palindau po lovą ir ėmiau laukti. Po valandėlės laiptai sugirgždėjo, girgžt. Paskui vėl girgžt. Buvo 9 pakopos, aš žinau, nes laiptus daryti buvo ypatingai sunku. Beje, jie buvo sraiktiniai. Taigi suskaičiavau 9 girgžtelėjimus, paskui stojo mirtina tyla ir aš pamaniau, štai jis tykoja už durų. Muminuko tėtis baigė skaityti ir padarė efektingą pauzę. Snifai, tarė jis. Išsuk lempos dagtį. Man net letenų suprakaitavo, kai skaičiau apie vaiduoklį. Čia kas nors mane šaukė? Sumurmėjo Snifas ir pabudo. Tėtis pažiūrėjo į Snifą ir tarė. Prašom nesijaudinti. Tai tik aš skaičiau savo memuarus. Vaiduoklis gerai, pasakė muminukas, kuris gulėjo užsitraukęs apklotą iki pat ausų. Tegu jis būna. Bet aš manau, kad tie liūdni jausmai nelabai reikalingi, viskas taip ilga. Ilga? Sušuko įsižeidęs tėtis. Ką turi galvoje sakydamas ilga? Tai liūdnieji memuarų jausmai. Visose memuaruose jų yra. Aš pergyvenau krizę. Ką? Paklausė Snifas. Man buvo bloga, piktai pareiškė muminuko tėtis, siaubinga. Buvau toks nelaimingas, kad beveik nepastebėjau, kai pastačiau 2 aukštų namą. Ar Juksaro obelyje buvo obuolių, paklausė Nusmumrikas. Ne, nukirto tėtis. Jis atsistojo ir užvertė sąsiuvinį. Klausyk, tėti, vaiduoklis nepaprastai puikus, pasakė muminukas. Iš tikrųjų, mums visiems atrodo, kad vaiduoklis nepaprastai įdomus. Bet tėtis nulipo žemyn, atsisėdo svetainėje ir įsistebeilijo į aneroidą, kuris vis dar tebekabojo virš sekretero. Tai nebebuvo vairininko būdelė, tai buvo svetainė. Ar Fredriksonas pasakė to žodžius išvydęs namą? Mat, ką tu sumeistravai, kaip koks globėjas. O kiti net nepastebėjo, kad namas paaukštėjo. Gal ir reikia patrumpinti skyrių apie jausmus. Gal tai tikrai kvaila ir visai neįdomu. O gal visai kvaila knyga? O gal visa knyga kvaila? Tai tu čia sėdi patamsyje, pasakė muminuko mama pasirodžiusi virtuvės tarpduryje, įtepė sumuštinius podėlyje. Man regis, kad skyrius apie mano krizę jaunystėje kvailas, tarė tėtis.
Tu kalbė apie 6 skyriaus pradžią, paklausė mama. Tėtis kažką sumurmėjo. Jis vienas geriausių tavo memuarų skyrių, pareiškė mama. Bus daug gyviau, jeigu bus koks gabalas, kur tu nesigiri. Vaikai čia per maži tai suprasti. Aš ir tau paėmiau sumuštinį nakčiai, na lik sveikas. Ji užlipo laiptais, jie girgždėjo lygiai taip kaip kadaise 9 girgžtelėjimai. Tik šitie laiptai daug tvirtesni nei senieji. Tėtis sudorojo savo sumuštinį patamsyje, o po to irgi užlipo laiptais aukštyn, skaityti toliau savo memuarų Muminukui, Snusmumrikui ir Snifui. Gal dar paskaitysiu, gerai? To iki galo. Durys vos prasivėrė ir mažas baltas dūmelis įsmuko į vidų. Čia jau skaito memuarus. Baltojo kamoliuko viduryje mirksėjo 2 bespalvės akutės, o aš mačiau viską nepaprastai aiškiai iš savo slėptuvės palovą. Tai buvo tikras vaiduoklis, pasakiau. Ne taip. Tai tikras vaiduoklis, pasakiau pats savo. Vis dėlto geriau jau vaiduoklį regėti už atklausiusius, kaip jis artinasi laiptais. Kambarys atšalo, kaip paprastai būna istorijose apie vaiduoklius. Iš visų kampų traukė skersvį ir staiga vaiduoklis nusičiaudėjo. Brangus skaitytojai, nežinau, ką jūs būtumėt pajutę, bet mano pagarba vaiduokliui išsyk sumažėjo. Aš išlindau iš po lovos, beje, jis mane jau buvo pastebėjęs ir pasakiau, į sveikatą, būk sveikas. Tu pats būk sveikas, pyktelėjo vaiduoklis. Šią niūrią lemtingą naktį dejuoja tarpeklių fantomai. Ar galiu ko nors padėti, paklausiau aš. Tokią lemtingą naktį, atkakliai varė savo toliau vaiduoklis, pamiršti griaučiai daužosi ant jūros dugno. Kieno griaučiai, pasidomėjau aš. Pamiršti griaučiai, tarė vaiduoklis. Virš prakeiktos salos blankiai vaiposi geltonas košmaras. Saugokis, mirtingasis, aš sugrįšiu 5 vidurnaktį šio mėnesio 13. Sulig tai žodžiais vaiduoklis išsitiesė ir persmeigęs mane kraupiu žvilgsniu nuskrido pravirų durų link. Kitą akimirką jis smagiai kaukštelėjo pakaušį durų staktą ir surikęs oi, popa, nuskriejo laiptai žemyn ir lauke apšviestas mėnulio 3 kart sustaugė kaip hiena. Bet truputį pavėlavo, tai nepadarė jokio įspūdžio. Pamačiau, kaip vaiduoklis išnyko rūko tumule, kuris nuplaukė per jūrą ir staiga prapliupau juoktis. Dabar turėjau staigmeną savo kolonistams, galėjau padaryti tokį siaubingą dalyką, kokio neišdrįso niekas kitas. Truputį prieš vidurnaktį, 5, 13 dieną pasitikau savo kolonistus ant kranto žemiau vairininko būdelės. Buvo gražus ir ramus vakaras, padengiau kuklę vakarienę ant smėlio, sriubos, traškių raguolių ir patvaldžio obuolių vyno, kurio kam tik reikia galima įsipilti iš didžiulių statinių prie kiekvienos kryžkelės. Porcelianą nudažiau juodu dviračių laku ir papuošiau sukryžiuotais kaulais. Būtum galėjęs gauti raudonų dažų iš manęs, tarė Rodjūras, arba geltonų ir mėlynų. Atsiprašau, ar nebūtų tada buvę jaukiau? Aš neketinu suteikti jaukumo, šaltai atkirtau. Čia atėjote pamatyti neapsakomai siaubingų dalykų nakties metu. Būkite viskam pasiruošę. Šito valgio skonis kone kaip žuvienis, ar tai aukšlės? Paklausė Juksaras. Tai morkos, trumpai atkirtau aš, valgyk tik, valgyk. Tu tikriausiai manai, kad vaiduoklis tai paprasčiausia kasdienybė? Šit kaip, tu pasakosi vaiduoklių istorijas, pasakė Juksaras. Aš mėgstu vaiduoklių istorijas, sušuko Mimlos duktė. Mama visuomet vakarais bando mus gazdinti klaikiomis istorijomis. Pasakoja ir galiausiai pati taip įsigazdina, kad paskui mes pusę nakties turime ją raminti. O dar blogiau būna mano mamos broliui kartą. Bet aš kalbu rimtai, pykdamas nutraukiau ją. Kokios čia vaiduoklių istorijos, prisiekiu savo uodegą. Aš duosiu jums tikrą vaiduoklį, gyvą. Aš jį išradau, aš jį čionai atsiviliojau. Ką dabar jūs pasakysite? Triumfuodamas įsmeigiau jos akis. Mimlos duktė pradėjo ploti letenomis, o Rodjūro akis paplūdo ašaromis ir jis sušnibždėjo liaukis, būk geras liaukis.
tik dėl tavęs. Aš iššauksiu mažulytį vaiduoklį, pasakiau globėjiškai. Juksaras liovėsi valgyti ir įsispoksojo į mane su nuostaba. Taip, su nuostaba, bet nesusižavėjęs. Kodėl? Aš juk pasiekiau tikslą ir išgelbėjau savo garbę ir reputaciją. Bet, brangus skaitytojai, jūs galite įsivaizduoti, koks mane apėmė nerimas, kai laikrodis pagaliau išmušė 12. Ar vaiduoklis sugrįš? Ar bus pakankamai kraupus? Ar vėl čiaudys, plepės niekus ir viską sugadins? Viena svarbi mano būdo savybė yra noras žūtbūt padaryti įspūdį aplinkiniams. Sukelti jiems nuostabą, užuojautą, baimę ar apskritai kokius nors jausmus, kurie žadina susidomėjimą. Matyt dėl to, kad vaikystėje manęs niekas nesuprato. Žodžiu, kai laikrodžio rodiklės priartėjo prie 12, užlipau ant olos, pakėliau nosį į mėnulį, paslaptingai sumosavau letenomis ir sustaugiau, norėdamas, kad tas staugimas persmelktų visus iki gyvo kaulo. Kitais žodžiais tariant, aš šaukiau vaiduoklį. Kolonistai sėdėjo kaip pakerėti įtemptai laukdami. Tik skaidriuose lyg vanduo Juksaro akise mačiau nepatiklumo šešėlį. Net šiandien tebejaučiu didžiulį pasitenkinimą, jog sugebėjau sudominti Juksarą. Tada pasirodė vaiduoklis. Jis iš tikrųjų išdygo kaip iš po žemių, permatomas ir be šešėlio, ir iškart ėmė pliurpti apie pamirštus griaučius ir tarpeklių fantomus. Rodiūras sukliko ir jis įkišo galvą į smėlį, bet Miumlos duktė žengė tiesiai prie vaiduoklio, atkišo jam leteną ir tarė: sveikas, kaip smagu sutikti tikrą vaiduoklį, gal nori šlakelio sriubos? Niekada nežinai, ką gali iškrėsti Miumlos. Žinoma, mano vaiduoklis įsižeidė, jis visiškai sutriko, susitraukė į kamuolį ir išnyko. O kai nelaimingasis vaiduoklis dingo liūdnoje dūmų kilpoje, Juksaras pradėjo juoktis ir aš nebejoju, kad vaiduoklis išgirdo tą juoką. Kągi, naktis buvo sugadinta. Bet kolonistai brangiai sumokėjo už savo nedovanotiną netaktą. Kita savaitė buvo neaprašoma. Naktį niekas negalėjo miegoti. Vaiduoklis susirado geležinę grandinę ir daužė su ją lygi 4 ryto. Ūkė kaip pelėda, stūgavo kaip hiena, girdėjosi žingsnį, tartum kažkas eitų vilkdamas kojas, kažkas beldėsi, baldai šokinėjo ir lūžo. Kolonistai ėmė skųstis. Pasimk savo vaiduoklį, pareiškė Juksaras, naktį mes norime miegoti. Tai neįmanoma, rimtai paaiškinau aš. Jeigu jau jį pašaukiai, turi su juo gyventi. Rodiūras verkė, priekaištingai pasakė Juksaras. Vaiduoklis nupiešė kaukolę ant jo kavos dėžutės ir parašė apačioje nuodai. Ir dabar Rodiūras neranda vietos ir sako, kad tas užrašas atgrasęs jį net nuo minties kada nors nusinuodyti. Kaip vaikiška, pasakiau aš. Taip, o Fredriksonas įtūžęs, kalbėjo toliau Juksaras. Tavo vaiduoklis visą jūros orkestrą pripiešė įspėjimų ir vagė jo spyruoklės. Tada, sušukau aš susijaudinęs, turime ko nors griebtis, tučtuojau. Aš skubiai sukūriau skelbimą ir pakabinau jį prie vairininko būdelės durų, kuriame parašyta: gerbiamas vaiduoklį, dėl tam tikrų priežasčių rengiamas vaiduoklių susirinkimas kitą penktadienį prieš saulėlydį. Bus nagrinėjami skundai. Karališkoji laisvoji kolonija. Postscriptum: nesinešti geležinių grandinių. Ilgai svarsčiau, ką turėčiau rašyti, karališkoji ir laisvoji. Galiausiai nusprendžiau rašyti abu žodžius, išėjo visai neprastas derinys. Vaiduoklis parašė atsakymą ant pergamento raudonomis raidėmis. Pasirodė, kad tas pergamentas tai senas Fredriksono lieppaltis. Jis buvo įsmeigtas prie durų Miumlos duonriekiu peiliu. Lemtinga likimo valanda išmušė, rašė mano mažasis vaiduoklis. Penktadienį, tačiau vidurnaktį, tuo laiku, kai mirties šuns vienišas staugimas aidi dykumoje. Pasipūtę šliužai, slėpkit savo galvas į žemę, drebančią nuo neregiamų sunkių likimo žingsnių. Čia jūsų likimas parašytas krauju ant kapo akmens. Jeigu tik užsimanysiu, vis dėlto pasiimsiu savo geležinę grandinę. Vaiduoklis, pramintas baisūnų. Šit kaip, pasakė Juksaras. Regis žodį likimas jis mėgsta. Žiūrėk, nesijuok iškart. Žiūrėk, nesijuok iškart, pasakiau griežtai. Šitaip elgiamasi, kai visai nieko pasaulyje nieko negerbi.
Rodiūras patraukė kviesti Fredriksoną į vaiduoklių susirinkimą. Žinoma, galėjau nueiti ir pats, tačiau prisiminiau, kad Fredriksonas man pasakė, negausi pažiūrėti, kol nebaigsiu. Pasiankstinai, aš šiek tiek skubu. Va šitaip, nors ir malonių, baisingai užsiėmusio išradėjo balsu. Vaiduoklis pasirodė lygiai 12, 3 kart nykiai sukaukdamas. Aš čia, paskelbė jis tuo nepamėgdžiajimu balsu. Drebėkit, mirtingieji, jūsų laukia kerštas už pamirštus griaučius. Sveikas, sveikas, tarė Juksaras. Kodėl tu nuolatos zyzi apie tuos senus pamirštus griaučius? Kieno jie? Kodėl pats nesusitvarkai su tais griaučiais? Aš spyriau Juksarui į ploną koją ir mandagiai tariau. Būk pasveikintas su tarpekliu fantome, kaip gyveni. Geltonas košmaras vaiposi, žiūrėdamas į prakeiktą krantą. Tai mano replika, supyko vaiduoklis. Šitaip tik aš kalbu. Dabar paklausyk, tarė Fredriksonas. Ar mes gausime ramiai išsimiegoti? Gazdink ko nors kitą, gerai? Jie pripratę prie manęs, niūriai tarė vaiduoklis. Net drontas Edvardas daugiau nebeišsigąsta. Aš, sušuko Rodiūras, aš dar bijau. Tai labai miela, pasakė vaiduoklis ir skubiai pridūrė. Apleista skeletų vilkstinė staugė ledo žalumo mėnesienoje. Brangus vaiduokli, maloniai tarė Fredriksonas. Tu regis netinkamai subalansuotas. Paklausyk. Tu pažadi gazdinti ką nors kitą. Aš pažadu išmokyti tave naujų gazdinimo būdų. Sutarta? Fredriksonas puikiai nusimano apie baisumus, sušuko Mimlos duktė. Tu neturi supratimo, ką jis gali padaryti su fosforu ir skardos lakštu. Tu vėl galėtum išgazdinti drontą Edvardą. Ir patvaldį, pridūriau aš. Vaiduoklis abejodamas pasižiūrėjo į Fredriksoną. Gal tau reikia nuo savos rūko sirenos? Pasiūlė Fredriksonas. Ar tu moki vaiduoklių triuką su dervuotu siūlu? Ne. O kaip šis triukas daromas, susidomėjo vaiduoklis. Imi storesnį siūlą, aiškino Fredriksonas. Geriausiai 20 numerio. Pririši jį prie kieno nors lango rėmo, stovi lauke ir trini siūlą su derva. Pasigirsta veriamas kauksmas. Prisiekiu savo demonišku likimu. Tu simpatingas, sušuko vaiduoklis ir susiraitė Fredriksonui prie kojų. Ar man dar negalėtum įtaisyti ir nuosavo skeleto? Sakai, iš skardos lakšto, aš jį turiu, kaip tai daroma. Paskui Fredriksonas sėdėjo iki pat aušros ir pasakojo, kaip gazdinti aplinkinius ir piešė brėžinius smėlyje. Jis buvo aiškiai susižavėjęs šio vaikišku užsiėmimu. Rytai sugrįžo į staigmenų parką, o mano vaiduoklis įsikūrė karališkoje laisvojoje kolonijoje, pasivadinęs garbės vardu Baisūnas iš Siaubo salos. Paklausyk, vaiduokli, tariau aš, gal tu nori gyventi pas mane? Aš truputį vienišas. Žinoma, aš nesu koks bailys, bet kartais naktimis man pasidaro kraupu. Prisiekiu visais pragaro šunimis, prašneko vaiduoklis ir įsižeidęs išbluko, bet tuoj pat nusiramino ir tarė. Taip, dėl Dievo meilės, tu labai malonus. Vaiduokliui paklojau patalą cukrinėje, nudažiau ją juodai ir padabinau juodų frizų iš sukryžiuotų kaulų. Kad būtų smagiau, ant jo puodelio užrašiau nuodai, didžiuliam Rodiūro džiaugsmui. Nepaprastai jauku, pasakė vaiduoklis, ar nieko, kad aš truputį pabrazdėsiu vidurnaktį, aš tai pripratęs. Brazdėki sveikatą, tariau aš. Bet nedaugiau kaip 5 minutes ir nesudaužyk tramvajaus iš jūros putų, jis labai brangus. Na gerai, 5 minutes, sutiko vaiduoklis, bet aš neatsakau už vasarvidžio naktį. Na ką, iki pasimatymo.